Medžioklės trofėjai tai ne tik ragai ar kailiai, tai istoriniai liudijimai, gamtos stebėsenos rezultatai, atsakomybės ženklai. Ši paroda kviečia įvertinti ne vien trofėjų grožį, bet ir žmogaus ryšį su gamta. Susirinkome į tokią gražią šventę, kuri tęsiasi iki Huberto dienos. Tai yra visuomeniai parodymas mūsų gamtos dovanas, kurios patikrina, sakyčiau, mūsų kantrybę, mūsų meilę gamtai. Kiek mes grožime šito žvėreliu, trofėjų, kuris išaugina auksinius, sidabrinius ar ten bronzinius ragus kaip trofėjus. Taip pat stirninai, visi kiti žvėreliai, kuriuos mes matom, žiūrim ir auginam. Man mintyse yra paties brangiausio žmogaus mamos daina, kurioje dainuojama apie mamą. Tu mus išmokėjai duot, neimt. Taip ir mes turbūt medžiotojai. Gamtai pirmiausia turi mokėti duot. Paskui, kad jinai mus apdovanotų. Apdovanotų ir kad mes galėtumėm gerėtis, grožėti šitą gamtą. Išmoksam subrandinti savo ilgesį gamtai. Pasidžiaugim gamtą, pasidžiaugim šitą parodą ir skleiskim šitą žinią, kad šitoj pily yra Lietuvos trofėjai suvežti ir kad kuo daugiau žmonių aplankytų, kuo daugiau susipažintų su gamta. Su gamta, gamtos turtais. Tad dar kartą sveikinu jūs, pailsėkim, pabūkim, pabendraukim ir medžioklei valio. Aš kaip ir iki šiol visi pasisakiusiai noriu jūs pasveikinti su nacionalinė medžioklės trofėjų paroda, kuri tikrai yra išlaukta. Paskutinė vyko prieš 3 metus, ir šiandien turime kuo pasidžiaugti ir pristatyti. Tai per 3 metus medžioklės trofėjų ekspertai apmatavo 4500 trofėjų ir tai yra 2 kartus daugiau nei 2022 metais. Šiandieną jūs pilyje išvyksite pačių geriausių Lietuvos trofėjų. Tai yra 1750 trofėjų, kurie liudija mūsų medžiotojų atsakomybę, pasiryžimą, kompetenciją, kantrybę ir ryšį su gamta. Šiandieną 1750 trofėjų eksponuojama būtent šioje parodoje ir tai geriausi, vadinkim, šalies trofėjai, kuriuos tikrai verta pažiūrėti. Tikrai nesiorientavome į gausą, į rekordus, tas kas buvo 2022 metais, tačiau į mūsų gamtos turtus, įvairialypiškumą ir tikrai tų geriausių gyvūnų perteikimą ne tik tais medžiotojams lankantiem parodą, bet ir visai visuomeniai. Tikrai turiu padėkoti šiai dienai visiems prisidėjusiems prie parodos. Tai pirmiausiai medžiotojams, kurie patikėjo mums trofėjus, juos įvertinti, juos eksponuoti ir parodinti mūsų rūšinę įvairovę ir genetinę brandą. Taip pat reikia nuoširdžiai nulenkti galvą ir skrybėlės medžioklinės prieš medžioklės trofėjus ekspertus, kurie matavo visus šitos trofėjus, atidavė savo laiką ir kompetencijas. Ir be abejonės nuoširdžiai dėkojame rajono savivaldybei, Raudonės seniūnijai, kad jie čia mus svetingai visada sutinka, priima, įsileidžia ir visos respublikinės nacionalinės šventės būtent vyksta čia. Ir dėkojame šiandien visiems susirinkusiems dalyviams. Reiškia, žmogaus ir gamtos ryšys yra labai svarbus ir vis dėlto tą, ką darome, tai yra vertybiniai medžioklės bendruomenės dalyviai. Tad visus su švente ir įsimintinos visiems šventės. Tikrai dėkojame, audringi aplodismentai. O dabar kviečiame į sceną dar Virginijų Kantauską, pirmininką. Gerbiamas pirmininkė, esu įpareigotas, tai turiu įvykdyti pareigą, tai Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Lino Janausko padėka už atsakingą darbą puoselėjant medžioklės tradicijas, gamtosaugos principus ir medžiotojų bendruomenės vertybės. Jūsų pastangos išsaugoti medžioklės kultūrą ir perduoti ją ateities kartoms yra neįkainojamas. Linkiu Jums stiprybės, neišsenkančios energijos ir sėkmės tęsiant prasmingą veiklą Lietuvos gamtos ir medžiotojų bendruomenės labui. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas, kuris siunčia sveikinimą draugijos pirmininkui gerbiamam Virginijui Kantauskui ir jums visiems šitos šventės dalyviams.
mėnesį norime skirti žmonėm, kurie negailėjo savo laiko ir pastangų dirbdami prie šios parodos įgyvendinimo. Į sceną norėtumėme pakviesti Gintautą Liepuonį, Gintarą Stuką bei Saulių Pranskaitį. Gerbėmieji, dėkojame Jums už svarų ir nuoširdų indėlį organizuojant Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės trofėjų parodą Gamta paveldas atsakomybė. Iš šių žmonių rankas keliauja padėkos, taip pat dovanos. Tai galėjai, šitie trys žmonės turi milžinišką energiją, milžinišką entuziazmą. Šitie žmonės, tą, ką jūs pamatysite įėję į vidų, būtent labiausiai įdėjo į parodos organizavimą. Tai mes jiems tikrai norėdami atsidėkoti, atiduosim maksimalią pagarbą su mūsų parodos organizatoriais, visais partneriais ir norim apdovanoti, kadangi vyrai dirbot, ne visada gal papietaudavot, jum rėmėjų Biovelos lagaminėliai. Bet tai tikrai dar ne viskas. Taigi, kadangi dar mažai turit ir turėtumėt motyvacijos dalyvauti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos veikloje, visuomeniškai prisidėti, šitiem trim vyrai yra įteikimi garso slopintuvai. Slopintuvus turim, garsą ir klausą, kaip sakyt, galime saugoti, taip pat užtikrinti gyvūnų gerovę. Na dabar laiko mažai vyrai turėjo, tai reikės sugrįžti į plotus, žvalgybą atlikti. Tai kad turėtumėt su kuo atlikti, jom įteikiamos vaizdo stebėjimo kameros. Ir taip pat mūsų rėmėjų Pulsar dovanas iškilmingai noriu pranešti ir pasveikinti medžioklės kultūros ir tradicijų puoselėjimą. Mažosios Lietuvos medžioklinių ragų orkestras Kurtinys. Atsiimti Grand Prix padėkas už geriausius parodoje įvertintus trofėjus kviečiame Artūrą Kibišą, sumedžiojusi europinį briedį 307,47 balo aukso vertė. Šios parodos briedis. Sceną kviečiame Deividą Misevičių, kuris sumedžioja europinės stirnos patiną aukso medalio vertės 169,63 balo. Tomas Zubovas, Utenos rajonas, Danielius. 196,56 balo auksas. Geriausios parodos šerno iltis Giedrius Sargiūnas, Joniškio rajonas. Kadangi Giedrių šiandien nėra, kviečiame apdovanojimą atsiimti Joniškio medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininką Mindaugą Balčiūną. Šerno iltis surinko 131,35 balus. Į sceną kviečiamas Vidmantas Žukovas, Trakų rajonas, tai sumedžiotas barsukas 24,44 balo. Plojimai. Geriausias lapės trofėjus atitenka Edmundui Jankauskui iš Tauragės rajono 25,70 balo aukso medalis.
Ir sumedžiotas mangutas, kurį sumedžiojo Ramūnas Pietkauskas, Jurbarko rajonas, 20,85 balo. Ir atsiimti kviečiame Ignalinos skyriaus pirmininką Antaną Struskauską. Ignalinos kraštas tikrai turtingas savo gyvūnyje, žvėrimis, miškingas kraštas. Ir čia būtent buvo sumedžiotas geriausias šios parodos vilkas Alfredas Aškelėnas, 43,25 balo aukso vertės medalis. Dabar liko tik maža smulkmenėlė oficialiai atidaryti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės trofėjų parodą Gamta paveldas atsakomybė. Kviečiame simboliniai juosteliai perkirpti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininką Virgilijų Kantauską, Seimo aplinkos apsaugos komiteto narį Audrių Radvilavičių, Jurbarko rajono merą Skirmantą Mockevičių, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės trofėjų ekspertų komisijos pirmininką daktarą Artūrą Kibišą. Raudonės pilies kiemelyje atidaroma medžioklės trofėjų paroda Gamta paveldas atsakomybė. 3, 2, 1. Liko dar vienas simbolinis ir labai svarbus dalykas. Tai yra atidarymo patrankos šūvis. Medžiokliai! Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės trofėjų paroda Gamta paveldas atsakomybė Raudonė 2025 oficialiai atidaryta! Paroda atidaryta ir veiks iki spalio 18 dienos šių metų. Gražu tai, kad tikrai turim vėl įspūdingą trofėjų ekspoziciją, nes virš 1700 individų, trofėjų, egzempliorių. Na, turbūt jau nekartą visi minėjo, kad turim tikrai didelį skaičių per 3 metus sumedžiotų trofėjų ir išmatuotų. Turbūt įdomu tai, kad nauja visiškai sistema pasiteisino, kad matuojame tuo pačiu metu, kada ir vyksta trofėjų apžiūra, tai leido taip pat ir Europos ekspertam matyti mūsų darbą, kad mes kiekvienais metais tą dalyką atliekam. Tai yra pagrindinis turbūt akcentas ir netgi europiniu mastu mes turim daugiausia ekspertų, kurie atlieka šitą darbą. Na ir žinoma visuomeniai turbūt, ką galime parodyti, kad medžiojame tikrai daugumą brandžių individų. Kviečiu tikrai visus pasigrožėti, pamatyti šią parodą, dėl to, kad tikrai yra viena iš išskirtinių. Na, taip pat pamatyti ir Grand Prix naujus rekordus ir naujus sumedžiojimo įvertintinas balais tiek elnius, tiek šerną, tiek stirniną. Na ir žinoma, uždarimo metu taip pat kviečiu būtinai sudalyvauti visiems, tam, kad galėtume pamatyti rejestrą, kurį mes vedame jau nuo 1967 metų. Laimiai tai pradėjo vesti dar mano dėstytojas, daktaras Rimantas Baleišis, kurio pagrindu ir toliau vedamas šis rejestras ir galime pasididžiuoti, žinoma, ir pasirodyti net ir Europos mastu, kokio dydžio ir kiek mes tų trofėjų turime surinkę. Tai tikrai kviečiu pasižiūrėti ir pasidžiaugti čia išskirtinę medžioklės trofėjų parodą. Kurie tau labiausiai patiko, pasakyk, trofėjai? Ar taurusis elnias, ar briedis, ar šernas, ar stirninas? Labai gražus buvo rogai briedžio. Briedžio gražus tau patiko, taip? Tu matėjai su tokiom didelėm mentėm, gal ne? Tai tie didžiausi buvo tavo, didžiausiai įspūdžiai. Ir elniai. Elniai patiko? Taip. Dėl didelių tokių šakų, gal ne? Ir Taip. ilgio. O, na, aš manau, kad tavo gražu. O stirninai netokie mažesni, tai ne taip patiko? Irgi patiko. Irgi patiko? Stirninai. Šaunuolis. Ar atvažiuosi dar į parodą? Taip. O gerai, tai reikės dar kartą apeiti viską pasižiūrėti, gal ne? Taip.
O su tėvuku dažnai važiuoji į medžioklės? Taip. Mes varom medžioklės ir varom, daug pitaką. Nu gerai, šaunuolis, tai sveikinu, kad apsilankėjai. Man tai labiausiai tavo patinka skrybėlė. O tas tai yra gražiausias akcentas. Tikro medžiotojo veidas. O čia tai bent. Medžioklės rūšis būna kelių rūšių, galbūt ir stilių. Tai medžiojama tikrai dėl populiacijos reguliavimo. Dalis medžiotojų medžioja dėl trofėjinės veiklos. Be abejonės yra duotybė tai mėsa ir jos vartojimas laukinės žvėrienos. Emocinė ta dalis, intelektualinė, kultūros bendravimo, bet svarbiausia matyti tikriem medžiotojams tai yra reguliacinė ir būtent trofėjinių gyvūnų sumedžiojimas. Ir visas šitas susideda į medžiotojų kompetencijas, kantrybę galų gale, nes trofėjus reikia tinkamai gebėti atrinkti, tinkamų laikų sumedžioti, ar tai atrankinius, ar tai brandžius. Ir būtent šiandien vykstanti medžioklės paroda, nacionalinė medžioklės paroda, gamta, paveldas, atsakomybė Raudonoje ir atspindi tą medžiotojų požiūrį, tai atsakingą požiūrį į pačią gamtą. Vis dėlto tai yra tvarumas, tvariai panaudojama gamta, socialinė duotybė vis dėlto, nes visuomenė labai jautriai žiūri į medžiojama, ir vis dėlto medžiotojų atsakomybė, būtent valdant tas medžiojamų populiacijas. Per 3 metus nuo praėjusios parodos vykusios 2022 metais buvo iki 2025 metų išmatuoti 4500 trofėjų, 2 kartus daugiau nei 2022 metais, tai reiškia trofėjų kokybė ir pati pagerėjo ir gausa padidėjo. Čia reikia pasakyti, kad ne visų medžiojamųjų gyvūnų rūšių iš esmės pati atrankinė medžioklė pagerėjo, vis dėlto yra tikrai kur pasitemti ir čia pastaba medžiotojams dėl taurių elnių sumedžiojimo, kad vis dėlto tikrai dar yra kur tą gyvūną pabrandinti ir susilaikyti nuo sumedžiojimo. Kiekviena paroda turi savo specifiką, turi savo tendencijas, daug pliusų ir atsiranda žinoma ir minusų. Mane labai neramina tai, kad didelė dalis tauriųjų elnių trofėjų pernelyg jaunų patinų ragai. Pirmą kartą Lietuvoje, pirmą kartą stirninų mažiau nei tauriųjų elnių patinų. Ta tendencija, žinoma, nežinia ar ilgai išliks. Gal medžiotojai labai apsidžiaugė nelimituota medžioklė ir truputėlį paspaudė. Per 3 metus gerokai išaugo tauriųjų elnių patinų sumedžiojimas. Labai įdomu, kiek sumedžiota patelių. Ir jeigu mes nelimituotai medžiodami nesumedžiojom nei 20% populiacijos, vadinasi, elnių prisiskaičiuojam per daug. Tiek nėra, kiek gražiuose popieriuose parašyta. Taurieji elniai nėra būrelio žvėris, klubo būrelio kolektyvo ribose. Tai yra šernas, stirna, danielius. Elnias ir briedis vaikšto dideliais atstumais. Kai pėtelis kairiajam Nemuno krante išskyrė elementarias populiacijas, kiek prisimenu, tauriųjų elnių vidutinis populiacijos plotas 18–20 tūkstančių hektarų. Tokių būrelių nėra. Taip, kad nėra tokio būrelio, kuris galėtų rimtai užsiimti populiacijos valdymu. Jeigu būtų tie būreliai apjungti, kaip tai daro vokiečių medžiotojai, viskas būtų kitaip. Dabar gali gautis taip. Ateina apskaitos metas, elnių turime sočiai. Apskaitėm, pasidžiaugėm, atėjo medžioklės sezonas, elnių nėra. Jie išėję. Išėję toj pačioj populiacijoje savo, tose pačiose ribose, bet kituose miškuose. Daug metų dirbdamas tauriųjų elnių medžioklės ūkio padalinį, šios dalykus labai pajutau, kaip sakoma, savo kailiu. Gerbiamas Algimantai, labai buvo smagu išgirsti jūsų įžvalgas. Pabaigai noriu paklausti, ar dar išeinate su ginklu į gamtą ir laimikio pabandote sumedžioti? Žinoma, kad taip. Kol kojos neš, kol akys matys. Smagu ir didžiuojamės, kad turime tokią Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarptautinį ekspertą. Reikėtų be abejonės dėkoti už visą 3 metų ciklą būtent ekspertam, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ekspertam, kurie matavo tos trofėjus, kurios vertino
kuriuos vis dėlto pritraukė į šią parodą, padėkoti žmonėm, medžiotojams, kurie, reiškia, delegavo būtent tos trofėjus, pasitikėjo, kad būtų jie eksponuojami ir rodomi ne tik medžiotojų bendruomenėm, bet ir visai visuomeniai. Ir rajoniniam draugijom reikia tarti didelį ačiū, nes šitos parodos konceptas leido standartizuoti būtent iš eksponavimo, kada ir rajoninės draugijos pristatė ir taip gavo visi galimybę prisiliesti prie parodos ir jaustis jos dalimi. Tai iš esmės trofėjinė veikla Respublikoje keičiasi, daug standartizacijos, daug rajoninių apžiūrų metų pasikeitimų, daug ir šioje parodoje ir kaip matosi tikrai jinai labai gražiai ir darniai įsikomponavo ir vyks iki pat spalio 18 dienos, kurie lankys Raudonę, tiek medžiotojai, tiek visuomenės, kaip sakyti, piliečiai galės pamatyti šitą parodą ir būtent spalio 18 dieną vyks parodos uždarimas, reikia anonsuoti Europos elnių kviestų čempionatas, kur atvažiuos iš 12-14 Europos šalių elnių kviesliai, demonstruos savo viliojimo elnių meną. Na ir šiais metais minėsime tuo pat metu Švento Huberto minėjimą. Tai komponentė šventė, į kurią kviečiame dalyvauti ir tai bus puikia proga, kas bus dar nematę parodos ir nedalyvavę, puikiai čia pamatyti visus trofėjus. Tai smagu, kai mūsų renginiai jūs džiugina, matyti neišvengiamas gamtos ir žmogaus santykis ir jį reikia stiprinti ir reiškia viską tą, ką darome, vertybiškai darome teisingai. Dievas medžiotojų šiandien laimino ir lepino puikiu oru, nes renginį dažniausiai atspindi geras oras. Kada geras oras, daug ir dalyvių. Tai tikrai, manau, keli tūkstančiai ir daugiau galbūt dalyvių apsilankė, kas džiugu, tai lankė šitą renginį, kad ne tik medžiotojai, bet ir visa visuomenės dalis, ypač vietos gyventojai. Tai tikrai norėjome ir parodą parodyti, bet norėjome suteikti ir šventę, ir kultūrinę programą, ir koncertą, ir būtent viskas tas yra orientuojama į visuomenę, kad pritraukti kultūrinėmis programomis, edukacinės programomis ir gastronomija, tas, kas yra vaišinama visuomenė. Tai ypatingai bus rudenį spalio 18 dieną, sriubų virimo čempionatas medžiotojiškos sriubos vyks ir visuomenė tikrai galės paragauti tų gamtos skonių. Be abejonės džiugina visada grįžtamasis ryšys. Grįžtamasis ryšys iš medžioklės draugų, tai medžiotojų pačių, medžiotojų bendruomenės. Ir natūralu, kad mes telkimės, kad susirenkame su vėliavomis savo atributiką. Tai šitas labai žavu, bet pats žaviausias momentas, kada visuomenė keičia nuomonę, kaip dirstelint akimis ar nuklausant ausimi, tu girdi, kaip rodo su medžioklėmis susidūręs žmogus, rodo koks trofėjas, žiūrėk kokia ir tokia pagarba jaučiasi tam medžiotojai ir koks renginys ir kad mes dovanojame visą šitą emociją, kaip minėjome, dovanojame ir per maitinimąsi, vaišinimo visuomenės ir per koncertinę ar kažkokią meninę programą. Tai viskas šitas tikrai kuria pridėtinę vertę ir mes pažiūrėkime, kaip mes jaučiame bendroje visumoje, kaip visuomenės įvaizdis mūsų atžvilgių, kaip medžiotojų bendruomenės gerėja. Tai sveikinu visą medžiotojų bendruomenę. Dėkoju, kad jūs įsitraukite į Lietuvos medžiotojų veiklą. Viliuosi, kad tas įsitraukimas visuomet augs. Be abejonės potencialą turime ir aš dar kartą pasakysiu, daryti tokius darbus, kuriuos darome, respublikinius, tokio masto renginius tikrai verta, nes tai grįžta su kaupu ir su bonusu iš visuomenės. Augant organizacijai, pačiai Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai, ypatingai yra svarbi partnerystė. Tai esame dėkingi, nes tokius respublikinius renginius tikrai vieni turbūt savarankiškai nepajėgtumėm padaryti. Esame dėkingi mūsų partneriam, tai socialiniam partneriam, aplinkos apsaugos departamentui, valstybinių miškų urėdėjai, taip pat verslo partneriam, tai Pulsar Lietuva kompanijai, e-medžiokliai, kitaip Valirima, taipogi VS sistemos, tai esame dėkingi būtent už jų dalyvavimą, už renginio tikrai pastiprinimą ir tą partnerystę ilgalaikę, kurią mes tęsime nuo pirmųjų savo kaip vadovybės dienų. Tai be abejonės augant poreikių kitų švenčių, mes tikrai džiaugiamės, kad tokie partneriai yra ir tas šventes kartu auginsime su socialiniais partneriais. Ačiū! Ačiū labai, gražios šventės visiems! Ačiū! Ačiū! Ačiū labai.